kid is happening in the heat of the moment. Vaikas kapojo įkarščio pagautas, nesuvokiamas nusikaltimas. Aš smaugiau jai per galvą, nužudžiau ją. Vyras, kuris jau turi teisinių problemų, nužudo savo žmoną viduryje miško. Aš pridėjau narkotikus prie jos kaklo. Ir kas tada? Tada aš išėjau. O kaip dėl medžio ant jos? Aš juos uždėjau ant viršaus, paliktai. Kaip atrodytų įprasta diena kapojant malkas, virto tragiška žmogžudystė. Ramioje Rio de Arenas, Naujosios Meksikos platybėje, gilos nacionalinio miško atšiauraus žavesio apsuptyje, gamtos ramus grožis susilieja su vienatvės šnabždesiais. Rugsėjo 26-ąją Erikas Zamora ir jos vyras Armando Zamora įsiruošė į mišką tariamai rinkti malkų. Ši diena pažymėta šiurpia ramybė, kuris slėpė po paviršiumi bręstančią audrą, netrukus virs tragiška pabaiga. Armando Zamora, 38 metų kraštovaizdžio tvarkytojas, turintis teisinių problemų praeitį, šiuo metu išgyvena sudėtingą probacijos laikotarpį. Pagal griežtas teisinės sistemos nustatytas sąlygas Armando gyvenimą dar labiau apsunkina audringa jo santykių su 39 metų žmona Erika Zamora eiga. Tarp nuolatinių santuokinių nesutarimų ir finansinių sunkumų Armando birželį pateikė skyrybų prašymą. Kai įtampa tarp Armando ir Erikos per artimiausius mėnesius augo, jų ginčai tapo dažnesni ir intensyvesni. Rugsėjo 26-ąją poros audringa santykių dinamika pasiekė lūžio tašką. Po jų išvykos į mišką kelias dienas atmosfera buvo kupina nerimo ir įtampos. Netrukus po to Erikas Zamora dingsta be pėdsakų. 2021 m. spalio 1 dieną Naujosios Meksikos valstijos policija Silver City mieste gavo pranešimą apie dingusį asmenį Eriką Zamorą, kurios niekas nematė ir negirdėjo jau 5 dienas. Tanki miško augmenija tapo plataus masto tyrimo objektu. Policija kruopščiai šukavo teritoriją, pasiryžusi rasti bet kokį Erikos pėdsaką. Tai buvo lenktynės su laiku, o viltis rasti Eriką gyvą su kiekviena valanda vis silpo. Tada, 2021 m. spalio 3 dieną, vos po 2 dienų nuo pranešimo apie dingusį asmenį, paieška pasiekė liūdną pabaigą. Erikos kūnas buvo rastas atokioje gilos nacionalinio miško dalyje, taip užbaigiant paiešką, bet pradėjus naują tyrimo etapą. Radimo vietoje buvo matyti nusikaltimo slėpimo požymių. Erikos kūnas buvo iš dalies paslėptas po šakomis, kas rodė sąmoningas pastangas jį užmaskuoti ir atidėti radimą. Erikos kūno radimas patvirtino blogiausias baimes ir dar labiau sutelkė tyrėjų dėmesį į jos vyrą Armando Zamorą, kuris buvo paskutinis žinomas asmuo buvęs su ja. Armando Zamora pateikė pareigūnams pasakojimą, kuriame teigė buvęs vietose esančiose toli nuo tos, kur įvyko tragiški įvykiai. Jis tvirtino, kad jie grįžo namo po to, kai rugsėjo 26 dieną kartu kirto malkas gilos nacionalinėme miške. Pasak Zamoros, jis anksti rugsėjo 28 rytą parvežė Eriką į jos namus, tarsi tai būtų buvęs įprastas jų išsiskyrimas. Tačiau Armando Zamoros pirminė pasakojimo versija apie jo veiksmus ir buvimo vietą tą dieną, kai ji dingo, ėmė byrėti susidūrus su nenuginčiamais įrodymais. Zamora buvo stebimas GPS sekimo įrenginiu kaip viena iš jo probacijos sąlygų. Jo ant čiurnos pritvirtintas stebėjimo prietaisas, nuolat sekė Zamorą, papasakojo visai kitokią istoriją. Jis aiškiai rodė, kad tą dieną, kai dingo Erika, Zamora buvo būtent tose vietose, kurios domino tyrėjus. Jos vyras jį nešiojo kaip vieną iš lygtinio paleidimo sąlygų dėl ankstesnio nusikaltimo. Tiksliau, jis buvo nuteistas už neteisėtą seksualinį kontaktą su jaunesniu nei 13 metų vaiku. Jis šiuo metu yra lygtinai paleistas, nes priekabiavo prie mano dukterėčios. Gerai. Todėl ne vienas iš šeimos su juo nebendrauja. Šis nuosprendis lėmė, kad jis buvo paskirtas prižiūrimam lygtiniam paleidimui, kuris apėmė reikalavimą dėvėti GPS apykoje. Ironiška, bet tai buvo skirta stebėti Zamoros elgesį ir tarnauti kaip priemonė bendruomenės apsaugai, atidžiai sekant jo buvimo vietą. Faktas, kad jie turėjo Problemų ir tada tai nutinka, žinai, tai tiesiog labai neįprasta. Manai, kad Armando galėtų nužudyti? Taip. Taip, manau. Dabar detektyvės turi išnarplioti Zamoros istoriją po gabalėlį, tardymo kambaryje, kad užtikrintų teisingumą Erikai. Ačiū, kad atėjote. Žinau, kad vėlu. Taip, žinau, kad jau buvo 12. Taigi, eikite į šį koridorių čia. Galite pasukti į kairę iki galo, tada pasuksime į dešinę ir ten bus kambariai.
Pradžioje pareigūnai bando nuraminti Zamorą, užmegzdami neformalią pokalbį. Ši dažnai naudojama taktika skatina atviresnį bendravimą, tikintis, kad Zamora galbūt pasidalins daugiau detalių laisvesnėje, mažiau konfrontacinėje aplinkoje. Taigi, manau, supranti, kodėl esi čia, ne? Ar žinai, kodėl esi čia? Pasakyk, kodėl tavo manymu esi čia? Na, šiandien man paskambino valstijos policija. Maždaug 1-2 valandą, žinai. Ir spėju, jau užregistravo pranešimą apie mano žmonos dingimą. Gerai. Jos negalima rasti. Gerai, tai ką galite man apie tai pasakyti? Tardytoja greitai pereina prie Eriko Zamoros paskutinių žinomų veiklų ir bendravimo su Armando laiko juostos. Tai siekiama nustatyti pagrindinę Zamoros pasakojimo liniją, kad būtų galima ją palyginti su įrodymais ir netitikimais. Šeštadienį aš irgi gavau malkų, supranti, ką turiu omeny. Gerai, ir ji buvo ten. Gerai. Tas pats, tu nuėjai, gavai malkų. Nuneši jas močiutį. Apie šeštadienį. Ar tu leidai laiką su močiute šeštadienį? Tik trumpam, ne per ilgai. Ir tai palikau, nuėjau į savo namus. Pas mamos. Nes ji vis dar buvo su tavimi sekmadienio vakarą tavo namuose. Tiesa, taip. Atsiprašau. Ir tu tą vakarą neėjai pas močiutę ar kažkas panašaus? O tada sekmadienio vakarą ir pirmadienį Erika liko tavo namuose. Taip. Pirmadienį tu išėjai į darbą. Erika visą dieną liko tavo namuose. O tada antradienį tu ją nuvežei. Tai buvo antradienis, aš ją nuvežiau. Ir kaip sakiau, po to, kai ją nuvežiau, dar kurį laiką pasilikau pas savo močiutę, nes lijo. O tada, kai grįžau į jos namus, pasibeldžiau, bet niekas neatidarė. Gerai. Armandas Zamora laikosi versijos, kad Erika, prislėgta nežinomų spaudimų ar asmeninių demonų, galėjo atimti savo gyvybę. Šis manevras dažnas bylose, kuriuose kaltinamieji siekia nukreipti pasakojimą nuo savo tiesioginio dalyvavimo. Ar kada nors esate girdėjęs, kad jis sakytų, ką nors panašaus į tai, kad nori nusižudyti? Daugybę kartų aš. Turėjau kviesti policiją, kai vieną dieną labai sunerimau. Ir tada buvo dar vienas kartas, kai jis sakė, aš nusižudysiu ir panašiai. Tada ji pradėjo bėgti link skersgatvio. Aš surasiu lasdažinį, kad ji galėtų save paleisti ir susidurti pati save, ir jie jai paskirs antidepresantus. Ir atrodė, kad tai tik blogėjo. Tai tu sakai, kad tai galėtų būti galimybė. Tai galėtų būti galimybė. Taigi, papasakok man apie savo GPS. Pareigūnai susiduria su Zamora, pateikdami neabejotinus įrodymus iš jo GPS čiurnos apyrankės ir meta iššūkį jo pasakojimui apie judėjimą svarbiomis dienomis. Ši taktika išnaudoja įtampą tarp Zamoros pasakojimo ir konkrečių duomenų, versdama jį paaiškinti šiuos netitikimus. Sekmadienį sakei, kad grįžai ir nuėjai pas močiutę 2 valandą, o paskui sakei, kad išėjai iš močiutės ir nuėjai į savo namus, tiesa? Tu nori pasakyti, kad tai melas. Kodėl? Taigi tavo čiurnos apyrankė yra GPS laikrodyje. Taigi, turiu omenyje, tai labai tikslu. Turiu omenyje, jie stebi. Kas kelias minutės jūsų tikslę buvimo vietą. Gerai. Ir taigi dalis to, kodėl prašiau jūsų patikslinti savo buvimo vietą, buvo noras pamatyti, ar būsite su manimi atviri ar ne. Gerai, nes aš žinau daug daugiau informacijos, nei mes jums sakome. Gerai. Gerai, kaip jau sakiau, ji grįžo su manimi sekmadienį ir pirmadienį buvo namuose. Tu meluoji, Armando. Ar aš nemeluoju? Taigi Erika mirusi. Ne, ji nemirusi. Sakau tau, aš ją mačiau. Gerai, kur jūs ją radote ten, kur kapojate malkas? Tai štai ką sakau. Sakau tau, aš žinau, kas atsitiko. Taip, aš žinau, kur yra. Aš žinau, kad ji mirusi. Aš mačiau sužalojimus. Bet aš niekada nesuprasiu, kas atsitiko. Jūs sakote, kad aš ją nužudžiau, tai nėra tiesa. Mes turime tavo GPS-ą. Tavo GPS seka tave kiekvieną minutę. Te vietos duomenys yra tikslus.
Iki minutės tikslumo. Aš netikiu, kad jį mirusi. Gerai. Tai tada seka čia ir dabar žmogau. Tai tada seka kiekvieną minutę. Iki smulkmenų. Bing, bing, bing. Kur guli jos kūnas? Bing, bing, bing. Tu ten esi. Tu ten esi. Tu ten esi. Ar grįžti namo? Važiavai pas močiutę? Ding, ding. Tau bus pareišti kaltinimai dėl jos nužudymo. Tu esi vienintelis žmogus, kurio GPS seklys buvo su ja, kai ji mirė. Nežinau, ką tu bandysi įtikinti, kad buvo kitaip. Prieš tardytojams apkaltinant Zamorą Erikos nužudymo, tardymas pasiekė kulminaciją, tačiau jis ir toliau viską neigia. Tarp jūsų dviejų ten kažkas įvyko. Tai tavo galimybė apie tai pasakyti, tiesa? Nes kai tik išeisime iš šio kambario, žinok, prisiekusieji daugiau nebematys tavęs, kaip užjaučiančio vyro. Jie matys, nenori to sakyti, žmogau, Amanda, šaltakraujiška žmogžudystė. Džie pateikė tai kaip jo galimybę papasakoti savo istorijos pusę, užsimindami, kad atvirumas gali paveikti visuomenės nuomonę apie jį. Šis požiūris skirtas paskatinti Zamorą persvarstyti savo poziciją, tarsi užsimenant apie galimą prisiekusiųjų nuolaidumą ar supratimą, jei jūs nuspręstų bendradarbiauti. Tai tavo šansas, Armanda. Nežinau, ką jums pasakyti. Tiesos, noriu išgirsti tiesą. Dabar laikas parodyti drąsą ir tiesiog pasakyti man tiesą. Aš netikiu, kad jūs žinote, ką turiu omenyje. Jūs bandote mane apkaltinti žmogžudystę. Tu tuo netiki? Tu patikėsi to, kai tau nereikės eiti į teismą. Mes dar atliekame kitus veiksmus, bet jau turime pakankamai, kad apkaltintume tave žmogžudystę. Bet mes norime išgirsti tavo versiją apie tai, kas nutiko tame kalne, bičiuli. Ir kai ateis laikas tau eiti į teismą, tai istorija tikrai turės reikšmės. Žinai ką, aš kalbinau Armandą. Jis vis dar neigia, kad padarė ką nors blogo. Štai visi įrodymai, rodantis, kad jis tai padarė. Tegul prisiekusieji nusprendžia. Arba aš kalbinau Armandą. Jis man pasakė, kad taip ir įvyko. Jūs buvo labai bendradarbiaujantis, viską man papasakojo. Supranti, ką turiu omenyje? Jis netoks jau blogas vaikinas, tiesa? Viskas pakrypo ne taip, bet jis man viską papasakojo. Tardytoja paaiškina Armando Zamorai, kaip prisipažinimą dėl kaltės ir tolesnį devyni neigimą gali vertinti prisiekusieji. Jie pasiūlo, kad kaltės pripažinimas galėtų parodyti atgailą ir galbūt lemti palankesnį nuosprendį, o akivaizdžių kaltinimų neigimas gali parodyti jį kaip neparodantį atgailos, todėl bausmė gali būti griežtesnė. Tu nusileidi nuo to kalno ir nė viena vaizdo stebėjimo kamera visose vietose, kur buvai, nerodo jos kartu su tavimi. Būk vyras ir pasakyk mums, kas įvyko. Tai vienintelis dalykas, kuris tau gali padėti. Nesiesi į kalėjimą už tai, kad tai padarai tyčia. Tau bus pareikšti kaltinimai dėl tyčinės žmogžudystės. Aš tau sakau, kas iš tikrųjų įvyks. Gerai, šiandien tu neišeisi. Mano kantrybė senka, gerai, aš tiesiog bandžiau paskatinti tave paaiškinti. Tiesiog pasakyk mums, kas įvyko. Aš nežinau, ko jūs norit, kad aš jums pasakyčiau. Aš nežinau, tai tu nenori man pasakyti, kas įvyko. To akimirką, kai atsikeliu ir prieinu, tai jau laikoma šaltakraujišku nužudymu. Jokios emocijos iš vyro pusės, nieko panašaus. Tai bus užrašyta kaip šaltakraujiškas nužudymas, šaltakraujiška žmogžudystė. Viskas gerai. Tai tavo šansas, žmogau. Ar taip viskas čia vyks? Bičiuli. Tiesiog pasakyk mums, kas nutiko. Viskas, Armanda. Galiu pasiūlyti mažesnį spėjimą. Nori parūkyti? Duosiu tau cigaretę. Taip pat, nori pasilikti parūkyti ar eiti? Gali turėti abu. Emocinė ir psichologinė situacijos našta dabar visiškai paveikė Zamorą, todėl pareigūnai pasiūlo jam pertrauką parūkyti kaip trumpą atokvėpį nuo apklausos spaudimo. Šis pasiūlymas trumpam sumažina įtampą ir strategiškai pasitelkia švelnesnį, labiau žmogišką požiūrį. Ji visada visiems kitiems rodė, žinote, meilę ir pagarbą ir visą tai. O man ji to niekada nerodė. Niekada daugiau. Ką? Tu apie tai manai. Kai ji pirmą kartą pradėjo su manimi bendrauti, ji pirkdavo drabužius ir visą kitą, gamindavo maistą ir panašiai. Kai tik susituokėme, ji pasikeitė. Ji visiškai pasikeitė ir pradėjo ieškoti įvairiausių pasiteisinimų, kodėl taip yra, ir nuo to viskas prasidėjo, žinai.
Ir tada jau buvo per vėlu, nes aš jau buvau vedęs ją. Ir nuo tada visada bandžiau nuo jos pabėgti ir išsiskirti. Ir tai tiesiog niekada neįvyko. Bandžiau nuo jos pabėgti ir tai tiesiog neįvyko. Ji visada man gadino gyvenimą. Ši taktika paskatina Zamorą būti atviresniu ir parodyti gailestį, tikintis aiškiau suprasti jo motyvus arba, idealiu atveju, prisipažinimą. Ji pradėjo nuolat su manimi ginčytis ir aš dažnai pasitraukdavau iš ginčų. O ji visada mano gyvenimą tarsi, ji visada sakydavo man, kodėl tu nesusitvarkai savo gyvenimo ir panašiai. Kaip? Ji visada mane keikdavo, žinai, kas mane... Aš būdavau toks kaip, kas tie keiksmažodžiai ir ji visada man sakydavo, žinai, kaip Dievas mane pasmerks ir panašiai. Ir aš nežinau, todėl ir bandžiau su ja išsiskirti. Taip. Mes nesutarėme. Ir tą dieną ji pradėjo mane mušti. Kur? Pavyzdžiui, kaip esi ten... Taip, aš jau ruošiausi išeiti, nes jau lyjau. Taip. IR. Mes susipykome ir ji pradėjo mane mušti. Aš jai sudaviau atgal ir visas. Pyktis, kuris kaupėsi visus tuos metus. Supranti, ką turiu omenyje? Tiesiog viskas pasisuko bloga linkme ir... Aš ją nužudžiau. Lijo lietus, mes susipykome, kaip ir susipykome ir tada ėmiau ją smaugti. O tada... Jin išeina į lauką ir aš trenkiau jai per galvą. O tada aš ją nužudžiau. Ko tu trenki jai per galvą? Ir aš gailiuosi dėl visko, kas įvyko. Kaip? Ko tu trenki jai per galvą? Kirviu. Kaip pilno dydžio mažas kirvukas ar kirvis. Kirvis? Pirmo dydžio. Ar kada nors trenkėte jai ašmenų pusę? Ar galva? Spėjau, kad ašmenų pusė, tiesa? Kokia pusė? Nugarinė pusė, ta plokščioji dalis. Kas nutiko po to, kai ją trenkėte? Po to, kai ją trenkiau, aš susikroviau viską, ką buvau atsinešęs ir tada aš vis dar buvau tarsi aklas, žalias ir aš sudaviau jai per kaklą. Ar ji vis dar buvo gyva, kai tu ją trenkiai to per kaklą? Manau, ji šiek tiek kraujavo, bet manau, kad ji jau buvo mirusi. Kaip jis susižalojo ranką? Tai buvo gana gilus pjūvis. Ant jos rankos lieža, tai ant jos. Tai tikriausiai buvo dešinė ranka, tai galbūt buvo pirmas smūgis. Aš nežinojau, kad ji tai turėjo, bet tai tikriausiai buvo pirmas smūgis, o kai smogiau antrą kartą, pataikiau jai. Ir aš ją išmušiau. Ir manau, kad ji mirė būtent ten. Manau, smūgis į kaklą buvo trečias. Amanda, ačiū, kad pagaliau buvai sąžiningas, gerai? Taip. O kaip dėl medžio ant jos? Aš jų neuždėjau ant jos. Tu juos uždėjai ant jos. Kodėl juos ten padėjai? Nes aš nenorėjau matyti, ką padariau. Supranti, ką turiu omeny? Kai supratau, kas įvyko, nenorėjau matyti, ką padariau. Taip. Matai, dabar žiūrėk. Aš nebegaliu to atitaisyti. Nebegaliu atitaisyti to, ką padariau. Kas čia? Labai gailėjausi, nes aš neketinau to padaryti. Aš nepadariau to tyčia, tai tiesiog įvyko akimirkos įkarštyje. Tiesiog išėjau į laisvę. Aš stengiausi laikytis probacijos sąlygų, nustojau vartoti narkotikus, padariau viską, ką turėjau padaryti. O ji buvo šalia ir sakė, kad bandys pasodinti mane į kalėjimą.
į kalėjimą. Ir ji tiesiog nuolat mane graužė, kad būtent tai ji ir padarys. Ir galiausiai, kas tą dieną nutiko, tai aš tiesiog, aš visiškai praradau savitvardą. Pažiūrėk, kas nutiko dėl to, nors aš nenorėjau, kad tai būtų, bet... Kodėl tu? Tai įvyko ir dabar aš nebegaliu to atitaisyti. Jis sakydavo man, Dievas tave pasmerkė, tas ir anas, Dievas tau pasakė ir visą tai. Ir jį vis kartodavo tai beveik kasdien, per kiekvieną ginčą ir... bandydavo, žinai, kaltinti mane, kodėl mūsų santuoka neveikia. Ir daug kas buvo dėl to, kad ji tiesiog nemokėjo gyventi ramiai, supranti? Ji niekada nemokėjo suteikti man ramybės. Turint GPS duomenis iš Zamoros elektroninės apykojas, kurie pateikė įtikinamų įrodymų apie jo dalyvavimą Erikos nužudime, apklausa iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti perteklinė. Jų gebėjimas išgauti prisipažinimą ne tik sustiprino bylą prieš Zamorą, bet ir suteikė gilesnį supratimą apie jo motyvus bei psichologinę būseną nusikaltimo metu. Informacija, kuri yra neįkainojama kaltinimo ir nuosprendžio skirimo etapuose. Be to, išsamus prisipažinimas padėjo patvirtinti ir patikslinti įvykių eigą bei laiką iki žmogžudystės, taip sustiprinant visą teisinę bylą. Dėka savo įgudusio požiūrio, tardytojai užtikrino, kad teisme būtų galima pateikti išsamesnę ir niuansuotą bylą, pabrėždami kruopščių tardymo metodų svarbą, net ir tada, kai fiziniai įrodymai aiškiai rodo kaltę. Armando Zamora prisipažino kaltu dėl savo žmonos Erikos Zamoros nužudimo, taip iš esmės pripažindamas atsakomybę už veiksmus, kurie lėmė ankstyvą jo žmonos mirtį. Jo kalties pripažinimas leido greitai spręsti bylą, nereikalaujant ilgo teismo proceso. Atnešdama šaltą realybę elektroninio stebėjimo priemonių teorijai, GPS čiurno stebėjimo prietaisas, nors ir tiksliai fiksavo Armando Zamoros judesius, galiausiai negalėjo užkirsti kelio liūdnam Erikos Zamoros likimui.